Labą dieną. Gimtinė, vaikystės aplinka. Lietuvių kultūros raidai. XIX amžiui būdingas akivaizdus bangavimas. Pirmieji amžiaus dešimtmečiai. Tai Vilniaus universiteto suklestėjimo metas. Remiantis Lenkų kultūrą ir literatūrą, šviečiamųjų ir romantinių idėjų įtakoje, vis plačiau imta domėtis Lietuvos praeitimi, kalba. Į lituanistinį sąjūdį įsitraukė nemažas būrelis lietuvių, suaktyvėję pasaulietinio turinio raštyje. Išleidžiamos A. Strazdo giesmės, S. Stanevičiaus pasakėčios ir kiti. Bet netrukus šis sąjūdis imamas slopinti. Po 1831 metų sukilimo uždaromas pažangiausias Rusijos imperijoje Vilniaus universitetas, o po 1863 metų sukilimo uždraudžiama ir lietuviška spauda. Tai buvo skaudūs smūgiai tautinio sąmonėjimo procesui, lietuviškos kultūros ir literatūros raidai. S. Daukanto gyvenimas, jo kūrybos likimas yra tiesiog simboliškas šiame istorijos bangų fone. Neabejotina, kad S. Daukantas kaip istorikas, kaip rašytojas ir demokratiškai nusiteikęs pilietis susiformavo anuomet klestinčiame Vilniaus universitete, kuriame buvo remiamasi savo krašto kultūros tradicija. Visas jo gyvenimas, kūrybinė biografija yra kaip reta, nuoseklus bandymas realizuoti jaunystės idealus. S. Daukanto mirties metais jau buvo gimę tie, kurie paskutinis amžiaus dešimtmečiais vėl su dar didesnė energija iškels tautinio atgimimo idėją. J. Basanavičius gimė 1851 metais, prisimins ir išaukštins S. Daukantą, daug kur bylos jo žodžiais. Taigi nuo aušrininkų jį skiria vieną kartą. Jis yra savotiškas tiltas, jungintis geriausias Lietuvos kultūros tradicijas su naujuoju nacionalinio sąmoningumo ir lietuviškos kultūros kūrimo sąjūdžiu. Reikia pabrėžti dar ir tai, kad kultūros istorijoje atsitiktinių dalykų retai pasitaiko. Net ir protingiausios, pažangiausios knygos gali likti nesuprastos, būtina kryptingai ugdanti kultūros aplinką, būtini tam tikri pasaulėžiūros pagrindai. Kad galėtum drąsiai teikti demokratiškumo idėjas, galėtum pasakyti, jog valstietis yra vertingesnis ir doresnis žmogus už bajorą. Tai anaiptol ne visuotinė XIX amžiaus pradžios nuomonė, o liaudies vaidmenį istorijoje, kultūroje tuo metu pripažino irgi tik pažangiausi epochos protai. Iš kur visa tai sklinda, visko išmokyti universitetas. Matyt, negalėjo kai kuriais atvejais, ypač kalbant apie lietuvybės idėją. Pažangiai profesoriai gebėjo gal tik padėti apsispręsti, sustiprinti jau atsineštas ankstesnio gyvenimo patyrimo suformuotas pasaulėžiūros nuostatas, o šios reikalauja papildomų tyrinėjimų. Dar kartą primena aktualią mūsų istorijos problemą, kaip kalbėti apie to meto lietuvių kaimo kultūrą, juk ši aplinka išugdo Lietuvai S. Daukantą. Deja, apie S. Daukanto vaikystę ir ankstyvąją jaunystę nėra išlikusių konkretesnių žinių. Biografai turi tenkintis tik vienu kitu faktu ir remtis analogijų principu, tai yra kalbėti apie Simoną kaip apie vieną tipiškų, tarkim, Kretingos mokyklos mokinių. Simono Daukanto krikšto metrikai skelbia 1793 metais spalio mėnesio 29 dieną aš, Simonas Lopasinskis, lenkimų altarista, apkrikštijau sūnų, vakar gimusi vardu Simonas, iš teisėtos moterystės tėvo.
bajoro Jurgio Daukanto ir motinos bajorės Kotrynos Odinaitės. Krikšto tėvai buvo Antanas Neugavičius su Rozalija Norvydienė iš Kalvių. Taigi Simonas gimė Kalviuose už 4 kilometrų nuo mažučio Lenkimų miestelio, dabar Skuodo rajonas. Seneliai buvo vietiniai žemaičiai. Tėvas Jurgis gimė 1759 metais, balandžio 22 dieną, o motina Kotryna Odinaitė apie 1757. 1762 metai Jurgis Daukantas, jau jai buvo antras vyras. Svarbus Daukantų šeimos istorijos šaltinis yra Kotrynos Daukantienės antkapio paminklas Lenkimų bažnyčios šventoriuje, pastatytas sūnaus Simono, rausvo granito plokštėje iškalti tokie žodžiai. Čia ilsisi Dievoje užsnūdusi Kotrynė Odinaitė, pirma Stanislovienė Jaušienė, paskui Jurgienė Daukantienė, kuri gyveno sumišimuose Svieto, regėjo ir kentėjo didžius vargus, rūpesnius savo amžyje metuose. 1795 metai. 1795 buvo garsiame mūšyje po Liepoją lygiai su vyru ir 3 dieveriais. Dievas jai buvo davęs 5 dukteris ir 2 sūnų, regėjo savo vaikus. Turėdama 90 metų amžiaus savo, persiskyrė su šiomi Svietu 1847 lapkričio mėnesio 9 dieną. Auštant, palikusi šiame pasaulyje bevarstančias 2 dukterį ir sūnų, kurie, raudodami savo meilingos ir išmintingos motinos, minaviniai tą akmenį padėjo. Iš šio užrašo sužinome, kad Simonai, esant vos 2 metų, Daukantų šeima dalyvavo Kosciuškos sukilime ir sukilėlių žygyje į Liepoją. Šeimoje buvo kalbama, kad Daukantienė vežė maistą sukilėliams ir pakliuvo į kautynių sūkurį. Kulkoms zvibiant gulėjo griovyje. Jau pats tas faktas liudija dvasinę Daukantų šeimos atmosferą, tam tikrą politinį aktyvumą, dalyvavimą istorijos įvykiuose. Vėliau tai virto romantizuota šeimos istorijos relikvija, svarbių visai giminiai faktų, kurio galima didžiuotis, kuris aitrina vaizduotę. Net subrendęs istorikas Simonas Daukantas randa reikalo tai paminėti Peterburge, užsakytame antkapyje motinai. Simonas buvo vyriausias sūnus, po jo ėjo duktė Anastazija, gimusi apie 1795 metus, gal 3 metų už Simoną, jaunesnė sesuo Ona. Ji buvo tėvų karšintoja ir ūkio paveldėtoja. 1802 metais Daukantams gimė duktė Kotryna, o 1804 metais Konstancija. Vienos dukters vardas nežinomas. 1805 metais gimsta jauniausias vaikas sūnus Aleksandras. Jis Simono remiamas baigė medicinos mokslus. Vilniaus universitete tarnavo karo gydytoju. Dėl Daukantų šviesumo sūnų išmokslino ir padėties visuomenėje ilgą laiką manyta, kad jie priklausė kilmingųjų luomai. Motiejus Valančius Daukantą irgi vadino bajoru, bet vėlesni biografijos tyrinėtojai suabejojo šiais tvirtinimais ir metrikais. A. Janulaitis rašė metrikose ir vėliau dokumentuose jisai užrašytas bajorų kilmės. Vėliau jis save taip ir vadino. Nėra reikalo tuo tikėti, juk tai buvo tokie laikai. Kuomet mužikas niekur negalėdavo eiti, visur būdavo suvaržytas ir sodžioje, ir mieste, amate, ir mokykloje, seminarijoje ir vienuolyne. Klebonas atlikdavo gerą darbą, užrašęs į bajorų, nes ne mužikų
neužkirsdavo jam kelio kilti aukštyn prie esančių tuomet visuomenės pažiūrų ir santykių. Bene bus labiau pamatuotas tvirtinimas, užsilikęs tarp Daukanto giminių, jog Daukantas bus buvęs mužikų kilimo, jog jo tėvai buvę karališki žmonės. Beje, Lenkimo bažnyčios krikšto knygoje Daukanto dukrų kilmė nepažymėta, nes jų gyvenimo keliui tai beveik neturėjo reikšmės. O krikštijant sūnų Aleksandrą vėl pabrėžta, kad abu tėvai bajorai. Nemaža naujos medžiagos S. Daukanto kilmės klausimui spręsti yra paskelbęs V. Merkys. Daukanto šeima rasta Skuodo dvaro nekilmingųjų sąrašuose. Taigi galima tvirtinti, kad Daukantai buvo baudžiauninkai, neėję savaitinio lažo, o mokė dvaro piniginę duoklę – šinšą. Po 1831 metų sukilimo konfiskavus sapiegoms priklausiusi Skuodo dvarą jie tapo valstybiniais arba karališkaisiais valstiečiais. Tiesa, pačiam S. Daukantui luomo klausimas dar ne kartą bus svarbus. Teks bajorišką kilmę įrodinėti falsifikuojant dokumentus. Simono tėvai nebuvo turtingi, bet iš kaimynų buvo vieni šviesiausi ir šiek tiek turtingesni už kitus. Seniai nebėra Daukanto sodybos pastatų. Troba, kurie Simonas gimė, turėjo 8 sieksnius, sieksnis 2,13 metrų ilgio ir 4 pločio. Troboje ir Alkierijoje buvo sudėtos grindys. Dėl gražumo sienos kai kur išlypintos popieriais. Dešiniajame gale atgręžtame į pietų pusę gyveno visa šeimyna, o kairysis buvo lyg sandėlis. Ten pylė bulves, laikė burokus, kopūstus. Simonas lankydamasis tėvų sodyboje vasarą mėgdavo miegoti klėtyje, o žiemą Alkerėlyje, kur miegodavo motina, bet savo mylimam sūnui, kaip svečiui, visada jį užleisdavo. Be pamatinių sodybos akmenų šiandien dar išlikęs medinis šulinys Galų namyje. Šiurena, ko gero, antra šimtmetį bebaigęs klevas. Galima įsivaizduoti, rašo V. Kuzmickas, kiek kartų jaunystės metais nusiplukęs per šienapjūtę ar rugiapjūtę prie šio šulinio Simonas Daukantas vilkė savo pakulinį marškonį, savo degančius skruostus, nuo darbų nutirpusias rankas. Kiek kartų trumpomis pokaičio valandėlėmis, mėgaudamasis klevo pavėsiu, jis svarstė, kaip patekti į aukštą bokštį Vilniaus miestą, nuo amžių garsėjusi mokslais ir mokslo vyrais. Daukantai šiek tiek turtingesni už daugelį aplinkinių valstiečių mokėjo ir didesnį činšą. 1796 metais inventoriumi Daukantams nustatyta 128 auksiniai, 20 grašių metinio mokesčio. Jurgis Daukantas buvo neeilinis valstietis, o dvaro eigulys. Jis turėdavo parodyti valstiečiams, kur dvaro miškuose ir kirtimuose pasikirsti malkų, saugojo statybinį mišką. Ąžuolus uždrausta kirsti, nebent būtinai jų reikėtų padargams gamintis. Galimas dalykas, kad Jurgis Daukantas, apeidamas dvaro miškus, drauge pasiimdavo ir sūnų Simoną. Žinant vėlesnius pastarojo raštus, galima pabandyti įsivaizduoti, kokį įspūdį vaiko sielai galėjo daryti slėpiningų Žemaitijos girių vaizdai. Įsirėžė į sąmonę visam gyvenimui ir kartkarčiais gyvalingai iškylantis jau miestuose gyvenančio istoriko vaizduotė. Palietęs miško temą, S. Daukantas išgyvendavo poetinio įkvėpimo, dvasinės atgaivos ir laisvės akimirkas. Tai rodo miško aprašymų stilius, intonacija, aišku, simboliškoji
neįžengiamo Žemaičio girios prasme atsiras vėliau. Susikaus pamažu, bet visa tai negaliu ateiti vien iš knygų, emocinių, simbolio, išgyvenimo pagrindų. Matyt, reikia ieškoti ir vaikystėje. Daukanto gimtajame krašte pasakojamoji tautosaka labai gausi. Matyt, rudens ir žiemos vakarais vaikai prisiklausydavo daugybės pasakų. Netrūko Daukanto namuose ir pašalinių žmonių. Visuomet būdavo keli samdaniai pas eigulį, ateidavo valstiečiai su įvairiais reikalais. Tėvai irgi mėgo žmonėtis, kaimynų buvo gerbiami ir laukiami svečiai. Dažnai kviečiami kūmus, kokiu nors atsitikimu iš to meto Simono gyvenimo nėra žinoma. Atrodo, kad jis augo kaip ir visi sodžiaus vaikai. Nebijotina tik viena, tuo metu Simona ugdžiasi valstietiška kultūra su savo vertybėmis, su aiškiu gėrio ir blogio, doros ir nedoros supratimu tapo tais pamatiniais akmenėmis, ant kurių jau jo paties pastangomis bus renčiamas Lietuvos praeities rūmas.